Sėskime į vieną tokių taksi. Automobiliai atrodytų jau atgyvenę savo amželį, tūkstančius kilometrų nuvažiavę Europos ar Amerikos keliais, tačiau sumanių afrikiečių atgaivinti ir taip patobulinti, kad nelabai atspėsi, kas juos pagamino. Taksi paslaugomis naudojasi tik vietiniai gyventojai, nes turistų čia beveik nėra. Sutiktas baltaodis arba taiką palaikančios Jungtinių tautų misijos atstovas arba pagalbos kursantiems organizacijos narys. Viena tokių airė Ruošin, jau metus gyvenanti Liberijoje. Turistams aš nepatarčiau čia vykti, nes čia nėra viešojo transporto, saugaus transporto. Gatvėje pamatysite tik geltonuosius taksi, kurie vairuoja labai pavojingai. Viešbučiai čia yra labai brangus ir kaina neatitinka aptarnavimo kokybės. Vakariečiams skirtų viešbučių kainos Monrovijoje panašios. Pavyzdžiui, štai šiame viešbutyje nakvynė kainuos arti 350 litų. Tačiau kambariuose gaivu, o CNN ir BBC praneš naujausias žinias. Jei užsiminėme apie televiziją, nuodėmė būtų neužsukti pas kolegas. Liberijoje iš viso net 4 televizijos. Čia yra Liberijos televizijos Real TV pagrindinė studija. Iš čia transliuojamos žinios ir pokalbių laidos. Vis dėlto po alinančio 14 metų užsitęsusio pilietinio karo Liberijoje televizorių namie turi nedaug žmonių. Svarbiausias žinių šaltinis – radijas. Laidų vedėja Ernestin įsitikinusi, radijas Liberijoje galingas ginklas. Alkoholis yra viena pagrindinių avarijų priežasčių. Jiems sakau, kodėl jūs geriate. Nes kai jūs girtas, nepaisote eismo taisyklių. Nepastebite, kas kerta gatvę. Arba kalbėjimas telefonu. Tai kita didelė problema. Vairuodama žiūrite ne į kelio, o į mobilųjį. Geriau naudoti laisvųjų rankų įrangą. Arba vairuojant išvis neatsiliepti skambučius. Bet alkoholis didžiausia bėda. Jei radijas toks įtakingas, matyti ir laidų vedėjai turi galybę gerbėjų. Ne, tikroji radio vedėjo tapatybė yra slepiama. Neįmanoma, kad aš pasakyčiau įsakmiai. Ei, aš esu Ernestin, paskambink man. Tačiau aš sakau, paskambinkite man ir papasakokite, ką žinote apie eismo taisyklės ar kitus dalykus. Vėl sėdame į geltonąjį taksi ir keliaujame apsipirkti. Abejoju, ar šiame turguje rastumėte, kas liktų kaip mielas prisiminimas apie aplankytą egzotišką šalį. Monrovijoje yra kelios didesnės parduotuvės, kur galima rasti daugumą būtinų prekių. Neverta tikėtis, kad jos bus labai pigios ir tikrai liberietiškos. Liberijoje beveik niekas negaminama, gal tik alus, kurio skonis labai primena lietuviškojo. Susipažinkite su Atokos kaimo verslininku. Kad pirkėjams būtų smagiau rinktis, galima ir radiją pagarsinti. Futbolas antroji liberiečių religija, net ir kiauras kamuolys nekliūtis smagiai leisti laiką. Tačiau žaidimais sotus nebūsi netrukus pietų metas. Maloni moteriškė ne tik demonstruoja, kaip gausiai šeimynai ruošiami pietus, tačiau mielai pasiūlo apžiūrėti jos gyvenamąjį būstą. Tikrai nepraleisiu progos tai nufotografuoti. O šie dainorėliai tiesiog prašosi nufilmuoti. Prieš valgį plauk rankas – tai elementarių higienos įpročių ugdymas. Maži dalykai, tačiau nuo jų tenka pradėti tūkstančiams savanorių, siekiantiems padėti skurdžiai pusalkaniai Afrikai.